turite klausimą? Su kokiomis partijomis, politinėmis jėgomis jūs matote perspektyvą suformuoti koaliciją? Na, aš dar kartą galiu kartoti tą patį, kad mes tikrai tokias analizės paliekame tam laikotarpiu po antrojo rinkimų turo. Mes manom, kad visų pirma turi labai aiškiai atsakyti rinkėjai, kiek ir kokių permainų jie nori ir kokį mandatą jie tom permainom suteikia. Iš tikrųjų yra nemaža galimybė antrajame rinkimų ture dar sustiprinti tą išmintingų permainų mandatą. Ir iš tikrųjų tokiu atveju yra reali galimybė suformuoti tikrai darbingą ir efektyvę koaliciją, kuri drąsiai imtųsi tokias permainas įgyvendinti. Nu, jeigu aš neišvardinu, su kuo nematom, tai ką aš turiu vardinti, su kuo matom. Aš vėl ir vėl dar sykį galiu pakartoti tą patį, kad palaukim antro rinkimų turo. Na, iš tikrųjų ir šiandien net dar rezultatai nėra žinomi, aš turiu vilčių, kad net ir liberalios partijos peržengs 5 procentų ribą. Tai iš tikrųjų ta mozaika gali labai dar ryškiai keistis. Antras rinkimų turas taip pat yra labai svarbus ir jisai gali pakankamai ženkliai keisti partijų atstovavimo dydžius būsimajame Seime. Tai turėkim šiek tiek kantrybės. Jūs keletą sykį kartojate, kad jeigu prezidentas pasiūlys, kodėl iniciatyvos nesiimate patys? Na, tai iniciatyvos, aš dar sykį kartuoju, iniciatyvos reikia imtis tada, kai yra aiškus rinkėjų atsakymas. Tai tas atsakymas iki šiol nėra aiškus, kadangi antrasis rinkimų turas yra nemažiau svarbus negu pirmasis rinkimų turas. Man gana keistai atrodo iniciatyvos kai kurių partijų šią naktį formuoti valdančią koaliciją, kai tos partijos net neperlipa per 5 procentus. Tai nerimtai atrodo. Aš siūlau iš tikrųjų rimtai ruoštis dideliem darbam, atsakingiam darbam ir tą daryti po antro rinkimų turo. Tai yra konstitucinė nuostata, kad prezidentas siūlo kandidatą į ministrus pirmininkus ir čia tos prezidento teisės niekas negali paneigti. Tai šiuo atveju, ypatingai tuo atveju, kai iš tikrųjų nėra jokių išankstinių į rinkimus, nei viena partija nėjo sakydama, kad jinai štai su tais ar su tais sudarys koaliciją, tai koalicijos reiškia formuosis po rinkimų. Vidury rinkimų formuoti koalicijas, tai kažkaip nelabai irgi protinga mano įsitikinimu. Aš nepamenu nei vieno panašaus atvejo, kad Europoje, kur irgi yra tokių panašių pavyzdžių, kur rinkimai vyksta 2 turais, kad kas nors tarpe tarp pirmo ir antro turo staiga sakytų, štai jau čia mes suformavom kažkokias tai koalicijas. Palaukim. Ir aš raginu tą patį daryti ir kitas partijas, kurios, man atrodo, irgi galėtų suvokti, kad laukia dideli darbai ir todėl visų pirma reikia tartis dėl darbų, ne dėl postų. Socdemų lyderis sakė, kad pagrindinis reikalavimas, jeigu jie dėrėtųsi, būtų progresiniai mokesčiai. Na, man gana keistai atrodo toksai formulavimas. Iš mūsų pusės tai reikalavimas pagrindinis būtų rimtas požiūris į visų pirma į ateinančius didelius išmėginimus ekonomikoje ir finansuose ir paieška tikrai pačių rimčiausių ir efektyvių būdų, kaip spręsti tas problemas. Ir tarp tų efektyvių ir rimtų problemų sprendimų būdų progresiniai mokesčiai tikrai nėra pats svarbiausias dalykas. Tai man keista, kai dabar šiandieninis premjeras įvardina kaip patį pagrindinį problemų sprendimo instrumentą progresinius mokesčius. Tai arba ir toliau yra nematoma tų problemų masto ir nesuvokiama, su kokiom problemom susidurs Lietuva ir šių metų pabaigoje ir kitais metais, arba tiesiog vengiama kalbėti absoliučiai aiškiai ir sąžiningai. Konservatorių startinė derybinė pozicija be diplomatinių pasakymų derinti programą. Tokia. Jūs kažkaip man neleidžiat net atsakyti. Mes sakom labai paprastai, reikia tartis iš tikrųjų dėl aiškaus plano tiek artimiausio laikotarpio, kaip spręsti artimiausių ir net ne 1 metų, ko gero greičiausiai poros metų, tikrai nemenka ekonominė krizė
sunku šiandien dar pasakyti, kiek šią krizę palies, kiek ją dar labiau įtakos globalios problemos. Ir todėl nesusitarus dėl labai konkrečių priemonių, kalbėti apie ką nors kitą, apie postus, apie ministrų skaičius ar kažkokius kitus postus, premjerus ar Seimo pirmininkus būtų tiesiog neišmintinga. Tai šioje vietoje, aš tikrai tikiu, kad ir kitom partijom užteks išminties būtent šitaip žiūrėti į susitarimus ir būsimų koalicijų formavimą. Sakykite, gal jūs